čia iš tų laikų, kai lankstė savo rankom pieną. Vienas už visus, taip, visi už vieną kiaurą sieną. Žodžiai būna patys kartą kliūti, tu stebėsi tuo, bet viskas šitaip juk ir turi būti. Žūti apsimetę, progresuoti erudyti. Sveiki visi. Sugalvojau padaryti tokį trumpą video. Visą laiką, ne visą laiką, bet dažnai kažką darom prie mašinos, aš vis pasifilmuoju ir galiausiai man pritrūksta motivacijos užbaigti, sueditinti ir įkelt. Tai galvoju, dabar jau tikrai padarysiu. Ir dabar paskutinį dalyką, ką darau, tai šitai rašinėjimai. Tai jau manau, kad tikrai išeis. Čia Mazda beje, katinas. Žodžiu, per paskutinį etapą slalomo, kuriam važiavau, akademijoje, Redline Brothers, pirmą važiavime, man buvo daug problemų. Šovė kapleris, trūko diržas, vairo stiprintuvas visur ten užvirė, išbėgo skystis. Tai Miatos su tuo turi problemą, su to vairo stiprintuvo aušinimu. Originalūs kūleriai dažnai nulūžta, pas mane irgi buvo nulūžęs, aš nenulūžęs, jis nupūna tiesiog ir tada nulūžta. Pernai aš jau dėjausi upgrade'ą, tai X3 Bembo vairo stiprintuvo aušintuvą, bet matau, kad nepadeda. Ir pernai man šita problema buvo 2022, man buvo problema trakuose, treniruotėse, USVC. Tai kadangi noriu kitais metais, 24, biškai daugiau pavažiuoti, biškai daugiau pasportuoti į slalomą čempą gal, ar kokį street race'ą suvažiuoti, noriu pasidaryti super, kiek įmanoma labiau bulletproof mašiną ir išspręsti tą stiprintuvo problemą. Tai sugalvojau, kad reikia išimti visas tus kūlerius, OM rezervarą pašalinti, kuris man taip pat labai daug problemų sukeldavo dėl interkūlerio šlangos išeinančios iš kompresoriaus. Tai tikiuosi, kad mažiau šansų bus, kad nušovinės ar diržas suplėšęs. Ir noriu Mishimoto universalų bakelį įsidėti vietoje OM rezervaro ir Mishimoto transmisijos aušintuvą su dideliu fenu. Tai tikiuosi, kad šitus dalykus pasidarius jau pamiršiu aš stiprintuvo kaitimus ir dingimus ir kitas bėdas. Tai labai nesu aš ten kažkoks video montuotojas, dėl to dažniausiai ir motivacijos pritrūkdavo seniau. Nebus čia stebuklai kažkokių, bet gal kažkam bus įdomu. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labai įdomus tokie techniniai labiau video. Tai kviečiu pasižiūrėti ir nežinau, ką daugiau pasakyti. Ką esam po mašiną. Ir kad čia prieit visur prie vairo stiprintuvo raizgalynės, tai pirmiausia radiką įsileisiu ir išsimsiu jį. Radikas išleistas, dabar čia du varžtai, vienas varžtas čia, kitas varžtas ten pat. Kitoj pusėj laiko, tai vieną atsukau kitą, reiks iškelt kažkaip. Antras bandymas. Čia mano radikas. Jau labai senai turiu aš jį. Jau kaip ir gal net pamąstyti apie keitimą reiktų, bet, kadangi gerai veikia. Čia yra praeitas mano vairo stiprintuvo aušintuvas, pernai dėjaus, irgi ten video filmuot bandžiau, bet taip nieko ir iš to nesigavo. Tai turime mano stokinį buvusi vairo stiprintuvo aušintuvą, kurį prieš jau kokius turbūt 4 metus nuėmiau, nes pasibaigė galiojimas, ir turim nuo BMW X3 kitą aušintuvą. Tai tiesiog jo lainau ir vienam iš online šrotų paėmiau jį. Šiaip viskas telpa, pamatysit dabar klipe kaip gerai.
Nu va, šitas pakabintas. Čia varžtas prisuktas, šlangos sujungtos, raizgalinė. Nauja šlanga intercoolerio. Ten džiugasa. Nu, turėtų būti gerai viskas. O, čia biškį pachaltūrinau, nu, bet blogiau nebus. Gerai, dabar reikia išmesti nafik šitą daiktą. Tai viena šlangutė grįždavo iš to aušintuvo mano, tai jinai jau ten nukirpta. Biškį dar ten varva skystis ATF-o, o kita šlangutė eina į siurblį. Tai va, tą reikia atsijungti, nors ten viskas dabar žiūrėjo, reikia paluotą po paskutinio etapo slalomo. Nu va, šitas rezervuaras jau buvo atsuktas, tai šį čia prakišau pro stabilniką, taip pat ir vamzdį vieną prakišau, kad lengviau būtų prieit. Tai viena šlanga einant iš šio jau nukirpta, kaip sakiau, tik varva ten, o šitą va reik klėmuką su repliam nuimt ir jisai išsiims. Varas 100, čia šlangų likučiai, dar viena šlanga ir dar viena. Ir likus va čia reikia atsukti. Savo vairo stiprintuvas bus visiškai atviras. Kur buvę, kur nebuvę, viskas jau dabar atjungta. Tenais pompa, jokių šlangučių, rezervuaras išimtas, aušintuvas išimtas, kolonėlės irgi viskas ten atjungta. Žiauriai apsikuičiau, labai kas daros, tai iš vis baisu. Ir buvo biški nukritęs indas su tepalu ir antifrizu. Nu, žodžiu, sutvarkysim kažkaip. O viskas atrodo va taip. Tai rezervuaras, šlangos, čia žemo spaudimo, tenais aukštai šlanga didelio to spaudimo, net va turi savo įtvirtinimus realiai kaip stabdžių šlangutė, tik žymiai storesnė. Tai va reiks į hidraulikos kažkokią parduotuvę važiuoti ieškot, kad padarytų. Pirma, aišku, dar reiks susižiūrėti, kad pagal naują tą visą mano idėją, kaip ten kas lysto šlangos, kaip rautinsis ir pagal tai, aišku, reiks daryti. Tai dar dabar nieko neužsakinėju. X3 tas kuleris ir dar viena šlanga. Tokia Miatos pieso sistema, aišku, kolonėlė ir pompa yra, dar mašina jos nesikeis. Gerai, prie iPhone'o filmavimo vėl periam. Tai dabar, kadangi čia viskas išardyta, reikia šitą rezervuarą kažkur pakabinti. Galvojau visur, net ten prie firewallo, kažkur šone, čia į OM vietą gal bandyt, bet nieko geriau nesugalvojau, negu kišti čia va po priekinių kažkaip telikų. Čia iš kur radikas va būna šitoj kraštiniai. Vat yra kaip tik tokios skylės OM paliktos. Tai va kažkaip iš kitą skylę aišku padidinti reiks. Ir reikia kad tik kamštukas būtų išlindęs virš toks, čia dedas metalinis kaveris gražus. Bet kad tai padaryti, reikia truputėlį pamodifikuoti ir nuimti, čia tokios yra toks užvalcuotas kraštas. Tai truputėlį nuimti, padaryti skyles vieną ar dvi, gal su srieginiam knėliam daryti, arba tiesiog old school su varžtu ir veržle, nežinau dar. Ir pritaikyti tiesiog, kad taip ir būtų. Ir tada tie mano snapeliai turėtų kaip tik pralyst pro radiką. Vienas eis šitoj pusėje į kairę į kulerį, irgi mišimoto, o kitas snapelis eis į siurblį. Jo, į siurbliais. Aha, teisingai. Tai va, einu pasižiūrėti dar, pasimatuoti ir reiks eit drožti. Gerai pasiruošęs savo mikrovariklį, kavo K9, darbinis, dantim daryt. Turim šitą, pasimatuojam daugmaž, kiek čia gausis. Nu, kažkas apie pirštą. Ir dabar pasimsim ir... Taip. Šitos skylės čia... Ai, kažkurioje rinkoje čia būna, arba čia. Neatsimenu.
tas washer bottle, skystis langų. Ir sugalvojau dėti į šitą skylę, nes čia mažiau visko, čia tai trosas eina kapoto ir jį sunku patraukti. Ir tiesiog bus koks skirtumas, bus čia eis iš kolonėlės į kūlerį, kuris bus čia, iš kūlerio į rezervuarą ir iš rezervuaro atgal į siurblį. Nu, kažkas tokio. Taigi pradedam drožti. Nežinau, aš tai įdėsiu video, bet pasiėmiau savo maketukę seną gerą, nes biškai užkniso drožti šitą ranką. Pats tas diametras tai skyliai būtų su šitą karūną. Na, žymiai paprasčiau ir greičiau čia tiesiog. Lemą nežinau, dabar nenuslys. O, viskas. Špjaut. Valiau. Nu, čia biškai pasimatavau kažką. Dabar gaunas iš esmės tas breketas palenktas. Pakištas po, čia toks kaip buferio suportas. Čia biškai truputėlį aš jį atkėliau ir pakišau, jokios reikšmės nesudarys, kaip prisuks varžtai. Tai viena skylė matosi, o kitą dar kažkur va čia va darysiu. Dviem varžtais prisuks ir tai bus išlindęs. Aišku, ten kur dabar pjūvį padaryti, uždažysiu, kad nerūdytų. Nu ką, viskas. Biškai kovos. Žymių buvo, reikėjo šitą kraštą palyginti, kad prisukti varžtus. Bet apart čia, aišku, kad jau jis toks nestebuklingas, tikrai niekur nepabėgs. Jo, su veržlėm. Mišimoto davė ir varžtus, ir veržlės, va tokius kinietiškus. Kinietiška fucking produkcija yra Mišimoto. Prisukau. Dabar nusiardyt, užtepliot visur, kur pjoviau. Yra atviras metalas, čia visur plienas. Ir tada jau galima bus paskutinį kartą prisukti. Tiek žinių. Pagalvojau, dar kol nenusardžiau, tai noriu pasižymėti, čia reiks išpjauti. Čia toks penelis dedas, jis aišku dabar baisus. Tepaluotas. Čia bus išpjova ir tada prieimas prie kamščio. Tai užsidėjau pasižiūrėti, kažkaip reikia atsimatuoti, pasipaišyti, kur daugmaž man reikia išpjauti. Nu, savo vietoj. Čia fitmentas tai jau toks, nu, ant ribos. Gal, kad nevibruotų. Nors gal kaip tai gerai, jeigu remės. Dar tvarčiau. Nu, nežinau. Ten gal padrožti reiks, nes dar vis tiek ardysis. Tingiau čia ardyti tiesiog. Užpurškiau ir apdažiau žaliai ten kraštus. Tai atrodo, kad iš vis nieks nebuvo daryta. Ir viskas. Ir tikrai tvirtai iš čia laikos. Tai dabar reikia nusimti visą šūdą nuo motoro ir pažiūrėti, ar kapotas susidarys. Nu, kapotas uždarytas. Oi, brolyti. Čia belia kiek vietos. Nu, viskas. Jat. Dabar kūlerį reiks daryti. Ai, dar vienas greitas update'as, tai, nu, žodžiu, čia ta mano plokštė. Ir pasižymėjau, norėjau išpjauti skylę, bet karūną, kurią turėjau, kuri būtent šito dydžio, tiesiog jau dasibaigus ir man labiau poliruot pradėjo. O kitos karūnos per mažos, arba ta, su kuria pjoviau skylę telikę, yra gerokai per didelė. Tai nežinau, arba karūną reiks nusipirkti, arba darbe gražiai įsipjauti. Tai šitą pasiėmus ir viskas šiam vakarui. Dar kol rūkiau, žiūrėjau, galvojau, kadangi iš Mišimoto labai tokia įraidė, tie fittingai. Čia pas mane radikas ir vienas kaip tik į radiką žiūri. Ir galvojau, kiek čia aš turiu vietos, bet sunku pamatyti. Bet dar yra tikrai vietos. Tai kažkaip užlaužti reiks tik tai šlangą, kad radiatoriaus nesugadint. Bet manau, kad tikrai išeis. Ten dar 3 kokie pirštai, kaip nėra kas veikti. Nu, žodžiu. Tai visai fainai, kad viskas gerai. Žodžiu, aš visiems kačiat, pirmos dalies pabaiga. Kitas video už savaitės, max 2 dėsim kūlerį ir tikiuosi paleisiu mašiną. Su kūleriu labai daug problemų. Sunkiai telpa, ten skiniansų irgi išlindo ir tiesiog zdaibys mašinos yra. Tai tiek. Tipo, nežinau, ką aš pasakyt, ačiū youtuberiai. Tiko, or something.
ar dėl feministic reasons, ar panašiai. Ne ką aš pragalvoju.